Lietuvos radijo eteryje muzikinis vidudienis. Pabraidžiok su manim po gaivę rasą, kada žiogeliai labą rytą gros. Gal pievų karalijoje suprasi, kodėl ilgiuosi rytmečio aušros. Pašauki mane, vai pašauki, kad net suaidėtų skliautai. Nejaugi, 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 tu nieko likščiau nematai. Nejaugi, 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 aš veltui į laimę šaukiu. Pašauki mane, vai pašauki, pačiu nuostabiausiu žodžiu. Labadiena, malonus klausytojai, prie mikrofono ir transliacijos pulto Edita Vilčiauskienė. Lietuvos radijo eteryje muzikinis vidudienis. Niekam neatrodo keista, kad scenos veteranai tik po daugelio metų kūrybinio darbo išleidžia pirmuosius savo albumus. Antanas Čepas vienas iš jų. Supažindinti su dainininku ir muzikantų reikėtų nebent tuos, kurie dar lanko mokyklą. Tik apie jį jie turėtų perskaityti muzikos istorijos vadovėliuose arba klausytis mūsų laidų. Vyresniai mūsų klausytojų kartai jis puikiai pažįstamas. Dainininkas, pradėjęs muzikinę karjerą daugiau kaip prieš 30 metų ansambliuose Žerutis, Kopo balsai, vėliau Neryje, sėkmingai jie tęsia ir dabar. Aktyviai koncertuoja, žvaliai dainuoja ir rašo naujas dainas. Albumą Tu ateini lyg aušrinė Antanas Čepas skiria ištikimiems savo gerbėjams, kurie mėgsta klausytis populiarių dainų iš auksinio Nerijos laikotarpio ir nori išgirsti naujesnių dainų. Praėjusią savaitę Antanas Čepas lankėsi mūsų laidos studijoje, tad šiandien kviečiu klausytis mūsų pokalbio įrašo, o bekalbėdami apie naująjį albumą, kūrybą, naujas dainas, mes nejučia su laidos svečiu pasinėrėme į prisiminimus. Įsitaisykite patogiau prie savo radijo imtuvų, pažadu, bus įdomu. Taigi, kviečiu klausytis. Kad net suaidėtų skliautai, nejaugi, 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 tu nieko likščiau nematai. Nejaugi, nejaugi, nejaugi. Šiandien mūsų laidos muzikinis vidudienis svečias, dainininkas Antanas Čepas. Labadiena. Sveiki. Tai dabar, Antanai, paaiškinkite mums, jūsų muzikinė karjera tęsiasi ne vieną dešimtmetį, tačiau tik dabar išleidote savo pirmąjį albumą. Kaip galėtumėte paaiškinti? Pirmiausia, kad nebuvo mano pats svarbiausias užsibrėžtas tikslas. Gyvenime yra rimtesnių dalykų. Tik kad palikti tiem žmonėm, kurie dar klausosi mano auksinio fondo dainų. Pasakėte, yra rimtesnių dalykų, tai kas tie rimtesni dalykai? Rimtesni dalykai tai yra man asmeniškai šeima, yra tikėjimas, bažnyčia, yra požiūris į gyvenimą visai kitų kampų. Aš kitaip žiūriu į gyvenimą, ne tik dėl kompaktinio disko, tos plokštelės reikia gyventi, aš gyvenu kitiem tikslams, aš noriu dorai, sąžiningai nugyventi gyvenimą. Ir kad, kaip sako, kad paskutiniam teisme Šventas Petras įleistų pro kitus vartus. Aš nenoriu su sparneliais skraidyti, bet aš galų gale bent jau savo nemeluoti. Norėčiau sąžiningai gyventi. Ir čia, žinot, kompaktinė plokštelė taip, jeigu aš iš jos gyvenčiau, tai galbūt tai būtų mano tikslas. Plačiau papasakokite apie kompaktinę plokštelę, būtent ji mus šiandien ir suvedė, o albumą jūs pavadinote Tu ateini lyg aušrinė. Šis albumas gamybai buvo paruoštas jau prieš 3 metus, bet vis tas pinigėlių stygius, dabartinis mano vadybininkas Valdas Bytautas užsibrėžė tokį tikslą, kad tai yra tikrai vertas dėmesio kompaktinis daiktelis, kur tikrai dainos turi kažkokią tai išliekamąją vertę, tai yra aranžuotės, yra melodijos, yra gražus žodžiai. O kodėl pavadinau Tu ateini lyg aušrinė, tai taip vadinosi pats mano mėgstamiausias turbūt hitas. Žinomiausias klausytojams. Taip. O tekstą sukūrė Stasys Povilaitis ir apie Stasį Povilaitį kaip apie
poetą tokį, sakyčiau, ar dainių, kaip čia pavadinti. Tik gerus žodžius galiu pasakyti, nes tai tikrai žmogus kūrė labai gražius tekstus, su gilia mintim, nenaudodamas tų tokių banalių žodžių meilė, myliu. Pas jį buvo viskas aišku, kad iš langų šilumos ir šviesos galėjai suprasti, kad tai tikrai meilė yra. Yra protingas žmogus ir protingai rašo. Šiuolaikiški tekstai kiek kitokie, ten daugiau tiesioginio. Iš šitos dainos man, sakyčiau, senosios, tai nostalgija visiems, kaip sakau, tiems, kurie kažkada matė legendinę Neriją ir man asmeniškai. Keletą dainų įdėjau savo kūrybos, visiškai naujų dainų, bet viskas buvo daryta pagal Nerijos stilių, išlaikiau tą visą stilistiką, aranžuotės, mėgstu daug instrumentų, mėgstu smuikus, mėgstu pučiamuosius, ypatingai variniai mane domina, tai trimitai, trombonai ir čia viskas atsispindi charakteris šito Nerijos, sakykime, palikimo, nes Nerijoje buvo tikrai 2 trimitai, 2 trombonai ir čia aš savo kompaktiniai šitoj plokšteliai nė vieno karto nenaudoju saksofonų, nes jau ne tas koloritas, ne tas spalvos, aš norėjau, kad atrodytų, kad tas kūrinys buvo tada jau dainuotas. Tai vat autentikos ir ieškojau klausytojams ir tie, kurie įsigys mano kompaktinę plokštelę, tikrai turėtų patikti. Aišku, tai yra jau solidesnio amžiaus klausytojai mano šitos dainos. Oi, nesakykite, pone Antanai, ir jaunimui ne pro šalį pasiklausyti tų dainų, legendinės Nerijos ansamblio dainų, tai čiagi yra mūsų lietuviškos popmuzikos istorija. Žinot, aš ne prieš jaunimą, aš pats jaunas buvau, bet aš jaunas būdamas taipogi neklausiau lietuviškos estrados, nes jos ypatingai daug nebuvo tada. Tada atsirado rusų dainininkai, Magomajevas berods, Eduardas Chylis. Po to mes išgirdom jau vakarietišką muziką, Engelbertą Humbertingą, kuris po šiai dienai užkrėtė Tom Jonesą, ir po to roko grupės atsirado. Tai Beatlai pirmoje eilėje buvo. Jaunam žmogui buvo vis tiek vakarietiška muzika prie dūšios, o juolab, kad Beatlai tai visą pasaulį užkrėtė, padarė tokią revoliuciją. Tai va, to jaunam žmogui, aš suprantu, kad čia galbūt šitų tekstų nelabai reikia, nereikia apkrauti jų jaunų galvelių. Manau, kad jaunimas dalyjasi į kelias grupės. Akademinis jaunimas, kiek man teko susidurti, jie jau klauso kitokią muziką, klauso rimtesnę tokią, tai ir bliuzą klauso, kai kas jau džiazo, kai kas mėgsta Eriką Claptoną ar Stingas, roko klasiką jau, bet aš manau, kad tai yra ne paaugliai, o tie jau, kurie mokosi aukštose mokyklose, tie, kurie supratimą didesnį turi. O šiaip tą popsą vadinamą klauso paaugliukai nuo 4 metų iki 15-16 gal. Mano dainos kitai kategorijai žmonių. Vyresnės kartos. Vyresnės kartos. Savo tyrą šviesą man skleidė. Ačiū vien už tai, kad tu esi. Todėl, kad medžiai šnara, kad oras toks vaiskus šiandien daug gera. Tai todėl, širdis lyg paukštis, lazojas purda kyla vis aukštyn. Tai todėl, kad medžiai šnara, kad oras toks vaiskus šiandien daug gera. Tai todėl, širdis lyg paukštis, lazojas purda kyla vis aukštyn. Šiandien prisiminėte tuos atlikėjus, kurių jūs įrašų klausydavotės, ar jūs turėjote savo dainininką idealą, galbūt jūs norėjote į jį būti panašus, iš jo galbūt mokėtės? Man, galima sakyti, buvo idealas Beatlai, kadangi tai buvo šauni tokie ketveriukė iš Liverpoolio. Gal mes kopijavom jų tos marškinėlius stačiu kaklu, gal kopijavom po to jau ir plaukus auginom. Kaip kiekvienam jaunam žmogui, tai kažkas dabar rengėsi reperio kelnėm, mes tada vilkomės bitliškus marškinius, kaip jie golfai dabar vadinami. Ir auginote ilgus plaukus? Būtinai. Ir mes turėjom, pamenu, mergaitė gražiai labai dainavo, smuiku grojo, muzikos mokyklą buvo baigusi. Ką jūs galvojat? Čia tokia gėda, kad Beatlai be mergaičio, mes čia su mergaitė. Viskas to atsisveikinom,
bet geruose santykiuose likom, po šiai dienai mes draugaujam, bendraujam. Įsivaizduokit tada mergaitė ansambliai, nei šis, nei tas. Tai apie kokį mes šį ansamblį dabar kalbame? Aš kalbu apie savo paauglystės, prieš kariuomenės tą laikotarpį. O po to, kada aš jau pradėjau profesionaliuose ansambliuose groti, Žerutis toks buvo pavyzdinis ansamblis, tai buvo nuostabus džiazo muzikantai tam laikui ir vadovas ypatingai Teodoras Kareckas, šviesios atminties trombonistas buvo. Ojojoj. Tada, kai pirmą honorarą gavau, aš, galima sakyti, ne tai, kad pagadino mane, bet aš nebesiekiau nieko toliau. Juolab, kad tais laikais nebuvo mokytojų, nebuvo jokios informacijos, nebuvo video medžiagos. Labai viskas siauram ratelį ir gitaros mokslo negalėjau taip ir dorai išmokti. Taip, aš galėčiau dabar jaunus žmonės išmokinti geriau nei pats groju, nes aš pats sakau, neturėjau pagrindų gerų. Tai vat, man už tai buvo geriausias mokytojas, buvo magnetofonai kaip tada. Klausais Beatlus ir nuiminėjai viską, atsirenki ten tos vadinamus akordus, tą harmoniją ir išmoksti groti tą, ką jie groja. Po to gaudavom jau nelegaliai veždavo tekstus Beatlų nuotraukas rinkau ir taip toliau, ir taip toliau. Žodžiu, buvot grupės Beatlai fanas? Aš ir šiandien esu Beatlų fanas, jau 2 beliko. Tai jūs mokėtės iš įrašų? Taip, po to turėjau profesionalų vadovą, tarp kitko, čia Lietuvos radijo televizijos orkestre groja. Povilas Dausinas, trimitininkas, labai nuostabus žmogus, nuostabus muzikantas. Ir tada mes susipažinom jau su muzikiniu raštu. Jis grojo Žerutį pagrindiniam sastate, o mes tie vadinami bitliukai. Jis mums vadovavo ir tą abėcėlę išmokė. Tai dainavote, grojote ansamblyje Žerutis, taip? Žerutis ir tuo pačiu metu Kopų balsai. Arvydo Paltino vadovaujamas. Iki kariuomenės. Kariuomeniai tarnavau Klaipėdoje, divizijos orkestre tarybiniai armijai. Kokiu instrumentu? Aš pusę metų apsimetinėjau, kad groju valtorne. Ką tai reiškia apsimetinėjote? Tai reiškia nieko negrodavote. Taip, tą vadinamą sekundą. Pa. Bet svarbiausia gailiuosi šiandien, kad turėjau gerą mokytoją ir galėjau gerai išmokti groti valtorne. Tai yra nuostabus instrumentas. Man asmeniškai dabar visi instrumentai yra nuostabus. Visi. Ir kuo daugiau instrumentų, to man kiekvienam simfoniniam orkestre galėtų būti ir elektrogitaros, ir afrikietiški bongeliai visokie, gongai, kongai. Man dabar viskas gražu. Tada mes pripažinom tik gitaros. Jau kada pradėjau Žerutį groti, jau supratau, kas tai yra, kad grožis jau yra pučiamieji. Kad tai ir kontrabosas, gražus, geras instrumentas. O kaip jūs patekote į ansamblį Neryje? Kadangi kariuomeniai grojom šokiuose savaitgaliais, žiūriu, ateina mano senas, mano ir klasės draugas, ir mes su juo grojom kartu tam ansamblį, ten ir Žerutį, ir Kopų balsuose. Po to jis jau Nerijoje groja. Žiūriu, ateina su mano dabartiniu, jau sakysiu, idealas, bet tai žmogus yra šviesios atminties vėlgi, Romaldas Bieliauskas, kurį dievinau, dievinsiu, kol pats būsiu gyvas. Nes tai tokių muzikantų, tokių aranžuotojų, tokių kompozitorių labai reta. Kaip aranžuotojų, tai net negaliu pasakyti, ar yra Lietuvoje dabar to. Nes buvo labai gerbiamas tarp muzikantų ir jie atėjo su tuo tikslu, kad pasiklausyti, kaip aš dainuoju ir groju. Ir viskas, iš pirmo vakaro jis pasakė, ar tu norėtum po kariuomenės groti Nerijos ansamblį. Tai jūs įsivaizduokit, kas buvo mano širdį ir mano galvoj. Tada Nerija buvo jau 73 metai, jau jie tokioj pavydėtinoj, sakyčiau, Populiarumo viršūnė. Taip, ir man čia pasiūlo tokį dalyką. Ir Bieliauskas tuomet priėmė 2 metams 2 muzikantus, 2 gitaristus, bet su sąlyga, kad 74 metais jie nutrauks sutartį su Filharmonija ir į jų vietą ateisiu aš ir Jonas Grumbinas. Kadangi Bieliauskas tuomet sugalvojo kitą sąstatą daryti, daugiau pučiamųjų. Grumbinas grojo trombonu ir gitara, o aš dainavau ir grojau. O šitie 2 gitaristai tik gitarom grojo, vienas solinė, kitas ritminė gitara. Surinko tokius žmonės, kurie galėjo atlikti po porą darbų. O kas jau tuo metu dar be jūsų jau dainavo, jau buvo grupės nariai Nerijos? Jūs atėjo, taigi jau didelis kolektyvas buvo. Solistų buvo Stasys Povilaitis, Laima Žemaitytė ir amžinatelis Benediktas Gadeikis. Aš buvau 4, bet mane pradžiai, kadangi muzikantas,
aš visada pririštas prie stiprintuvo su gitara, aš visur back vokalą dainavau ir pabandė porą trejetą dainelių solinių dainuoti. Mes ne roko grupė, kad muzikantas dainuoja, tai yra dvigubas efektas. O čia solistai išeina į priekį, jie kitaip apsirėdė, jie kitokiais kostiumais gražesniais, o mes visi kaip kareiviai vienodai aprengti. Bet nuo to mano populiarumas ar kitų nekrito, kad mes apsirengę muzikantiškom uniformom. Na ir po to pamatė, kad mano dainuojamos tos dainos. Tikrai nesikuklindamas galiu sakyti, nes pasirodė nuo pirmų dainų, kad jau dainas reikia pakartoti, reiškia bisai, po to mato, kad aš turėsiu sėkmę. Šiaip jau dainas solistai, man atrodo, patys rinkosi, Povilaitis tai tikrai pats, galbūt tarėsi su vadovu, o man ką parinko, tą aš ir dainavau. Ir aš džiaugiuosi ir nežinau, ar tai mano tokia, gal kokią charizmą turėjau, ar kažką. Mano visos dainos eidavo pakartojimui. Visos, iki vienos. Aš atsimenu Vytauto Kernagio tokia dainelė, bardo daina, Nereikia karo, kokia buvo dainelė. Nesušaudykit dangaus. Jūs negalite įsivaizduoti, kaip praeidavo šitą dainą. Ne tik šitą, aš sakau, kurias aš dainavau, mano visos dainos buvo bisojamos. O sakykit, kas pasiūlė jums dainą Tu ateini lyg aušrinė? O, tai vienintelė, ko gero, kurią aš pats atradau. Tai buvo tuometiniam Kapsuke, šiandien Marijampolė. Sėdėjom restorane, pietavom ir išgirdau šitą dainą. Barmenas leido plokšteles. Aš iškart sakau, kas čia dabar? Parodė plokštelę, sakau, gerai, toj vadovą atsivesiu. Ir vadovas, įsivaizduokit, atėjo, jis, kol mes pietavom, jis nurašė melodiją, klausosi ir rašo iškart. Be instrumentų. Tai todėl aš ir sakau, tai čia buvo toks genialus muzikantas. Nurašė melodiją, nurašė harmoniją iškart, balsus. Jis padarė pietaujant šitą gabaliuką. Buvo anglų kalba atliekama. Čia užsienietiška. Ten pusiau užsienietiška, pusiau vokiškai dainuojam. Ir Mademoiselle dainuoja, ir vokiškai, ir angliškų žodžių daug. I love you, ir kaip ten dar, kad ir vokiškai, ir nes olandų grupė dainavo. Ir sekančią dieną Stasys Povilaitis sukūrė tekstą ir jūs negalite įsivaizduoti, kaip šitas gabaliukas iš pirmo karto prilipo. Tai buvo toks saldainis apteptas medum. Kažkuo ta melodija jūs patraukė? Patraukė tą melodiją. Stasys gerą tekstą sukūrė ir sakau, šita daina dar nebent Povilaičio galbūt vėl švieski. Tokį pasisekimą turėjo, bet šita Tu ateini lyg aušrinė, tai tikrai buvo bisuojama 3-4 kartus. Vilniui, Kaune, kur didelės auditorijos, čia po šiai dienai, tai yra toks saldainis, sakau, kad yra žmonės iš pirmo akordo supranta, kad tai jau bus šita daina. Bet kas vis tik tai šitoj dainoje? Tokio patrauklaus, kad klausytojai kaip... Labai melodinga ir labai aiškus žodžiai. Tu ateini lyg aušrinė. Pievų rasom pasipuošus. Nedaug teksto, bet jis toks aiškus ir melodija turbūt papirko. Tas mažoras, saldus mažoras. Šviesus. Šviesus, aišku, jis žmogui mažoro reikia. Kompaktinė plokštelė vadinsis tik dėl to, kad tai pirmasis akordas, pirmieji žodžiai, Tu ateini lyg aušrinė. O daina vadinasi Vien tik mums. Nes tai frazės pabaiga, vien tik mums, vien tik mums. Tu ateini lyg aušrinė, pievų rasom pasipuošus, šypso dangaus žydrybė, vien tik mums, vien tik mums, vien tik mums. Vasara jau nubarstė, lauko gėlėm tavo plaukus, kaip šias dienas pratęsti. Jos tik mūs, jos tik mūs, jos tik mūs. Juk ruduo ateis, ateis, mūsų kloniais ir miškais. Arba išsaugosim mūsų žiedus. Gal pakas pirma šalna, meilių pirma. Dar neišmokome jos brangint.
Sveiki dar kartą, šalyje 12 valandų 32 minutės ir aš kviečiu toliau klausytis laidos Muzikinis vidudienis. Šiandien mūsų laidos svečias, legendinio ansamblio Nerija solistas, muzikantas Antanas Čepas, kuris visiems ištikimiems gerbėjams dovanoja dainų albumą Tu ateini lik aušrinė. Kviečiu toliau klausytis mūsų pokalbio. Vien tik mums, vien tik mums, vien tik mums. Juk ruduo ateis, ateis, mūsų kloniais ir miškai. Kiek metų jūs grojote, dainavote legendinėje grupėje Nerija? Aš 8,5 metų. O po to? Vinguriavo takelis. Grojau Klaipėdos restorane. Po to aš pradėjau vestuves groti, pobūvius groti. Ir po to mažyn koncertų. Aš paskui pakeičiau veiklą, muzikos jau nebedaug beliko. Po to laiko tarpą buvau nutraukęs su muzika, nes daug kas buvo nutraukęs. Čia mūsų atgimimas, mūsų valstybės. Daug kas keitėsi. Vėl paskui kilo ir pats Povilaitis ir Kučinskas, kaip man Povilaitis sako. Aš dar spėjau, sako, į šitą traukinį įsėsti, o tu jau ne. Ar neskaudu, kai taip pasako? Aš esu katalikas ir aš galvoju, kad mes tą likimą turim atsinešę. Ir matyt, taip turėjo būti. Aš turėjau būti to antro plano dainininkas. Aš aišku dainuoju ne tik šitą muziką, kuri galbūt jaunimui nepatinka. Aš dainuoju ir gerą muziką. Ta, ką dainuoja pasaulio dainininkai, aš dainuoju. Bet tai yra importiniai gabaliukai. Bet aš irgi nelabai mėgstu šitą saldžią muziką. Aš klausausi Gary Moore, Eriką Claptoną, aš klausaus Mike Petrucciani, Oscarą Petersoną ir taip toliau, ir taip toliau. Mano pasaulėžiūra kitokia. Aš priverstas buvau, kadangi aš tą neblogai darau, tokį ir išleidau. Aš negaliu išleisti džiazo kompaktinės plokštelės kaip koks George Bensonas ar Birelli Lagrenas. Pagal klausytojo reakciją aš žinau, kad aš esu mylimas dar ir labai, bet kadangi aš tiek metų jau tą lengvąją muziką propaguoju, čia mano duona, o šiaip širdį aš mėgstu chorinę muziką, aš klausausi klasikinę muziką, tai čia yra širdžiai, o duonai yra tokie dalykai. Ir tu priverstas žmogus esi tai daryti, o aš iki tokio lygio nesu geras muzikantas, kad aš galėčiau groti džiazą ar džiaz roką, ką groja tikrai pasaulio įžymybės. Galų gale tai nėra visai blogas produktas. Aš nedarau tokio produkto, kuris būtų man gėda darytų. Aš turiu vieną dainą sukūręs, baladę apie gatvės muzikantą. Tie muzikantai, kurie išgirdo, aš daviau žmogui daryti aranžuotę, ten vien styginiai skamba. Lietaus stakato į asfaltą. Ten yra tokie žodžiai ir pizzicato groja smuikai. Aš mėgstu labai styginius. Čia yra taip daug Romaldo Beliausko darytų, bet tos, kurios čia yra mano nuosavos, daug čia mano minčių yra ir jos tik tai kitas žmogus, kuris moka dirbti su kompais ir klavišais, tie perdėjo mano mintis, visus leitmotyvus. Ir šiaip aš gėdos nei prieš muzikantus, nei prieš ką nejaučiu. Man rodiklis yra didžiulis žmonių dėmesys. Jeigu ten yra gražu, vadinasi visiems suprantama, kad gražu. Nu, kokias dainas jūs iš šito albumo išskirtumėte? Aš suprantu, kad jums visos dainos šiai dienai aš išskirčiau būtent savo kūrybos Aš tave dažnai menu, kaip ten vadinasi, matot tokią? Aš tave sapne dažnai menu. Taip. Tai aranžuotė labai vykusi, man ją padarė Jonas Drėgva, tarp kitko žmogus su regėjimo negalia. Yra auksinis muzikantas ir mes ten bendrom jėgom, bet čia jo didysis nuopelnas. Ir padainuokime kartu valsas, kuris man tikrai labai pasisekė. Į dainą padainuokime kartu įdėjau savo gyvenimo kažkokią tai atkarpą ir paminėjau, kad žmogui kitą kartą lemta ir suklupti, ir vėl keltis, ir kad tenka žmogui ir kryžkeliai stovėti ir galvoti, kuriuo keliu eiti. Tai publikai, kuriai buvo orientuota šita kompaktinė plokštelė, tai tikrai bus vienas iš geriausių topų šiai dienai Lietuvoje. Likimas mums skyrė gyvenimo kelią, bet kartais jis būna trapus. Jis kartais paguodžia, o kartais taip gelia, nudrasko lyg medžių lapus. Žmogus tarsi vaikas, bejėgis toks būni, į neviltį puoli nūnai. Bet reikia skubėti, liūdėti nėra laiko, gyvenimą grįžt būtinai. Tad padainuokime kartu šio valso sūkurį.
Nusišypsokim aš ir tu tokiam gražiam būry, lai rūpesčiai paliks toli, lai džiaugsmas mus lydės. Žmogau juk laimę pats gali, daina gyvent padės. Nelengvas mums duotas gyvenimo kelias, ne rožėmis klotas visai. Tu priverstas būni suklopti ir keltis, nustato taisyklės jisai. Kai kryžkeliai stovi, sunku pasirinkti, kuriuogi keliu tau keliaut. Tik vienas teisingas, kad būtum laimingas, turi tik širdim pasikliaut. Tegu gyvenimo varpai pažadina jausmus, lai šis pavasaris švelnus malšina mūsų skausmus. Mylėk gyvenimą, žmogau, žygiuok keliu drąsiau ir šypsenos neslėpk brolau, dainuok kuo garsiau. Šypsenos neslėpk brolau, dainuok kuo garsiau. Pažadina jausmus, lai šis pavasaris švelnus malšina mūsų skausmus. Mylėk gyvenimą, žmogau, žygiuok keliu drąsiau ir šypsenos neslėpk brolau, dainuok kuo garsiau. Na 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 Norite būti gerų sportininkų, bet vis tik tai muziką jūs kažkaip užvaldė. Taigi kodėl? Ar kad norėjote būti populiariu, ar kad viliojo scena, ar su daina linksmiau gyventi? Aš buvau labai geras sportininkas, aš buvau daugkartinis Lietuvos ir Pabaltijo čempionas. Aš buvau tuometinės Tarybų sąjungos rinktinės narys, jaunių badmintono. Buvau vienais metais absoliutus Lietuvos čempionas, bet, žinot, jaunas žmogus vis tiek trokšti dėmesio. O jau muzikantas, tai šokiams grojom ir koncertuose. Mes nežinojom tik tada tokios savokos žvaigždė, bet šiaip savimeilė visada kuteno. Čia nepaslaptis ir tegul niekas nesako, kad jiems nemiela plojimai ar dėmesys. Kad, ai, man atsibodo, man ten. Nieks neatsibos, tai yra malonu kiekvienam žmogui, kada tu esi reikalingas, kada tavo dainos patinka. O jaunerijos laikais, kada prasidėjo tikrai ta epidemija tokia, sakyčiau, patikėkit, ne tik jauni žmonės, bet ir bazių direktoriai ir farmacininkės jau pagyvenusios moteris ir vyrai direktoriai, jiems buvo didžiulis prestižas sėdėti už vieno stalo su Nerijos muzikantais. Didžiulis. Mums teko ir su kosmonautais, ir su maršalais sėdėti prie vieno stalo, ir su profesoriais, ir akademikais, nes Nerija buvo aukščiausio lygio ansamblis. Todėl muziką pasirinkau, kad jau ir honorarai visai kiti, jau ir pripažinimas bazių, parduotuvių, užkulisiai atidaryti. Iš po lentynų viskas buvo, tada gyvenom deficitų laikais, net
juokinga ir pasakyti, majonezas ar žirneliai buvo. Taip. Bet tai mes viską tą gaudom, todėl kad buvom neriečiai. O plus mūsų atlyginimai buvo pakankamai dideli. Jau paskutiniais metais mes 6 neriečiai, neskaitant vadovo, vadovas atskirai gaudavo atlyginimą, mūsų honoraras buvo 20 rublių už koncertą. Tai buvo labai dideli pinigai, kada dieną surengi 2-3 koncertus, tai reiškia 60 rublių per dieną, kada žmonės uždirbo per mėnesį 70. Tai jūs tada buvote karaliai. Mes buvom karaliai, bet žinot, jauni ir į kairę, ir į Populiarūs dešinę. karaliai buvote. Ir į kairę, ir į dešinę. Ne, bet mes ir dirbom. Per mėnesį 27-28 dienas. Kiekvieną mėnesį. Ir kiekvieną dieną 2-3 koncertai. Labai retai, kada būdavo vienas koncertas. Bet vidurkis mūsų buvo per mėnesį 45 koncertai. Mes labai daug dirbom, labai daug važinėjom, visa Lietuva išvažinėta. Pagalvokit, reikėjo aparatūrą pasikrauti, ją išsikrauti, susistatyti, surengti koncertą ir toj pat susidėti vėl važiuoti į kitą kaimą ar miestelį. Šiais laikais pasiima vieną mini diskelę ar kompaktinę plokštelę ir važiuoja. Viskas pasikeitė. Viskas pasikeitė. O dabar, kuo jūs užsiimat? Jūs dainuojate, ar turit kokią firmą, gal kokios prabangios firmos savininkas? Ne, aš juokiuosi, nes tikrai nemanau, kad Lietuvoje yra ypatingai turtingų muzikantų. Lietuvoje yra, kurie uždirba pakankamai didelius pinigus. Tai tie, kurie turi jau vadinamus tos titulus, tikrai uždirba gerus pinigus, jie ir gyvena, ir jų vaikai gyvens iš tų pinigų. Aš esu tas žmogus, kuris, nenoriu aš čia per daug nei piknaudžiauti tais dalykais, aš esu šitam reikalui šaltas ir abejingas. Aš dirbu tik savo darbą, man pakanka tiek, kiek aš turiu. Nenoriu nei 100 000, nei 100 milijonų. Aš uždirbu pakankamai gerai, aš visada iš šono pažiūriu, kada žmonės uždirba tą minimumą, tai aš tikrai karalius. Tai ko daugiau reikia. Aš esu labai patenkintas, o šiai dienai aš negaliu dabar kiekvieną dieną jau mano ir nebelaiko ir stygos balso, nes jeigu kasdien, kaip Palangoj, 120 koncertų be pertraukų vasarą reikia atidainuoti. Jūs galite įsivaizduoti? Jeigu Nerijoje mes dainavom 4-5 solistai, tai po 4-5 dainas, gal 6 dainavo kas, Povilaitis ar kas. Tai aš dainuoju kasdien po 40 dainų. Vienas. O dainuoti tai reikia su protu dar reikia įdėti proto. Ne tik proto, bet širdies ir jausmų. Širdies jausmų reikia įdėti. Tai tu dainuoji ne tik tekstą. Ir aš dainuodavau paskutinę vasarą Palangoj, jau tą 4 taimą, kaip mes vadinam, man smegenis pradėdavo skaudėti. Aš pradėdavau atsijunginėti. Tai čia yra toks darbas, kada 80 dienų tu dirbi po 2 koncertus. Tai 160 koncertų. Įsivaizduokit, tai čia yra žvėriški krūviai. Už tai Palangoj moka iš tikrųjų centus. Ir tai yra baisu. Dabar aš jau renkuosi. Aš žinau, kiek aš vertas ir dėl ten tų menkų honorarų aš net nesijudinu iš namų. Geriau aš 3 koncertus surengiu. Ar taip gimtadienio šventę kažkam tai. Man taip iš visų pusių geriau. Ir sveikatos sutaupau, ir turiu laiko ir šeimai, ir galų gale dabar dar dirbu pardavėjų konsultantų muzikos instrumentų parduotuvę. Mes atidarėm su kolega, su kuriuo mes grojam kartu. Jis yra direktorius, aš pardavėjas konsultantas. Tai malonu, kada pilna parduotuvė gerų instrumentų. Dabar laukiam iš Amerikos Fender gitarų, tai ypatingai bus smagu. Dar turiu visokių. Svajonė yra mano dabaigti trobelę kaime ir pastatyta yra, bet reikia dabar tik apdailą. Mėgstu gamtą, mėgstu grybauti, mėgstu jūrą, mėgstu tekantį vandenį, o šalia minija teka. Tokios mano dienos, tokios mano naktis. Muzikanto duona yra labai juoda. Nežinau, turiu omeny muzikanto. Jeigu tai yra grojama gyvais instrumentais, jeigu grojama tai yra iš širdies, jeigu tai yra pagarba žiūrovui, klausytojui, tai yra labai sunku dirbti. O kai sako, kad paleido pilną fonogramą, tai čia yra nedarbas. Čia, sakyčiau, apgavystė ir sąžinės dalykas čia yra. Aš 54 metų žmogus, pradainavęs 37 metus, jau toj profesionalioj scenai. Sau tokios prabangos neleidžia apgaudinėti žmonių.
aš dainuoju viską gyvai. Aš kartais žiūriu į publiką. Jeigu tokią publiką aš programą galiu truputėlį pakeisti, aš padainuoju savo malonumui Sergejaus Jesenino romansų. Esu tarp kitko dabar kviečiamas į visokius renginius vien romansus dainuoti. Džiaugiuosi, kad ir širdžiai, ir duonai, kaip sakau. Viskam gerai. Ir klausytojai labai gerai. Va, tai man daina turbūt nuo 11 metų. Man visada buvo daina Draugas. Už tai aš sukūriau šitą valsą, padainuokime kartu. Ten yra žodžiai, kad daina gyventi padės. Padainuokime kartu. Tai klausytojai įsigyja mano kompaktinę plokštelę, tikrai išgirs. Ir manau, kad šitos dainos nostalgiškai vėl nuteiks, vėl primins gerus auksinius Nerijos laikus. Laidai skirtas laikas baigėsi. Dėkoju už pokalbį, kūrybinės sėkmės jums, kad išsipildytų visos jūsų svajonės. Dėkoju jums. Jums taipogi kūrybinės sėkmės. Ačiū jums, ačiū visiems radijo klausytojams ir siūlau klausyti muziką pagal savo skonį. Aš jau negrįšiu niekados į nužydėjusią jaunystę ir tik mintim arba sapnuos aš dar galėsiu ten atklyst. Iš laimės svaigdavo galva, žiedais nuklotas mano kelias, širdį vien rožinė spalva. Kitaip maniau ir būt negali. Aš tave sapne dažnai menu, lyg matyčiau seną kiną. Tu šypsaisi tarp alyvų žiedų, tarp baltų žiedų. Man taip gaila tų gražių dienų, nespalvoto seno kino. Ir tavęs ten tarp alyvų žiedų, tarp baltų žiedų. Kur jūs dabar, seni draugai, kur nuvingiavo jūsų kelias, aš prisiminsiu jūs ilgai, juk tu jaunystė nedingai. Ir mes gyvenom vien jausmais, lyg stebuklingais atradimais. Aš tave myliu kaip kadais, džiaugiuos margais draugų likimais. Aš tave sapne dažnai menu, lyg matyčiau seną kiną. Tu šypsaisi tarp alyvų žiedų, tarp baltų žiedų. Man taip gaila tų gražių dienų, nespalvoto seno kino. Ir tavęs ten tarp alyvų žiedų, tarp baltų žiedų. Ir mes gyvenom vien jausmais, lyg stebuklingais atradimais. Aš tave myliu kaip kadais, džiaugiuos margais draugų likimais. Aš tave sapne dažnai menu, lyg matyčiau seną kiną. Tu šypsaisi tarp alyvų žiedų, tarp baltų žiedų. Antanas Čepas, aš tave sapne dažnai menu, iš albumo Tu ateini lyg aušrinė. Muzikinis vidudienis savo darbą eteryje baigė. Dėkoju ir jums, mieli klausytojai, už dėmesį mūsų laidai. Susitiksime rytoj tuo pačiu laiku. Netrukus mūsų programoje informacinė laida Lietuvos diena. Būkite sveiki ir toliau klausykitės Lietuvos radijo. O jums dar viena Antano Čepo atliekama daina, kurią jūs ko gero mintinai žinote tiek dainos žodžius, tiek melodiją. Jei taip, tai padainuokime kartu, juk kaip ką tik mums
sakė ponas Antanas Čepas. Dainuokim kuo garsiau, nes su daina geriau gyventi. Ačiū Jums, iki. Ant klevo gonkų saulė tyška, šviesų darželėje sesers. Tu padainuok berniok išblyškęs, sesuo ir saulė tau pritars. Tu padainuok šaunus berniokę iš Suvalkijos lygumų, ir tau pritars javainų nokia ir senas gluosnis prie namų. Tu padainuok šaunus berniokę iš Suvalkijos lygumų, ir tau pritars javainų nokia ir senas gluosnis prie namų. Neliūski myli ar nemyli, graži gėlėlė vien rūta. Jei tavo širdį ją apvylė, ne tavo daliai jis skirta. Todėl pašvilpauki berniokę iš Suvalkijos lygumų. Tik tu ir vėjas šitaip moka pašvilpaut tyliai prie namų. Todėl pašvilpauki berniokę iš Suvalkijos lygumų. Tu ir vėjas šitaip moka pašvilpaut tyliai prie namų. Pašvilpauki berniokę iš Suvalkijos lygumų. Tik tu ir vėjas šitaip moka pašvilpaut tyliai prie namų. Todėl pašvilpauki berniokę iš Suvalkijos lygumų. Tik tu ir vėjas šitaip moka pašvilpaut tyliai prie namų.